Mieli bičiuliai, mūsų jau beveik 1000. Ir tai didžiuliai skaičiai, apie kuriuos visai neseniai net nebūtume pagalvoję. O dabar mes jau tampame neabejingų Klaipėdai bendruomenę. Tad šią progą visai vietoje pakalbėti ir apie kitas bendruomenės, kurioms Klaipėda tapo, jeigu ne pirmaisiais, tai antraisiais namais. Juk būtent šiandien jau antra diena, kai uostamiestyje vyksta tautinių kultūrų festivalis. Tai graži tradicija virtusi renginių ciklu, kuris skirtas įvairių tautinių bendruomenių kultūros, tradicijų ir paveldo puoselėjimui bei pristatymui visuomeniai. Šiuos renginius organizuoja Klaipėdos tautinių kultūrų centras, bendradarbiaudamas su vietos tautinėmis bendruomenėmis. Festivalyje aktyviai dalyvauja įvairios tautinės bendruomenės, įskaitant ukrainiečių, kirgizų, vokiečių, baltarusų, latvių ir kitas. Kiekviena bendruomenė pristato savo unikalią kultūrą per meną, muziką, šokį ir kulinariją. Tad tokių skirtingų kultūrų, tradicijų puoselėjimo kontekste pakalbinome ir kelis šių bendruomenių atstovus. O paskui aš jau organizavau Klaipėdos apskrities Latvių asociaciją Atpūtą ir Baltų uniją, kadangi mūsų mažėja, o jungiu kitas tautas į vieną, kadangi tik mūsų jėga ne vienadienė. Šiuo atveju Klaipėdos vokiečių bendrijos specializacija yra būtent Klaipėdos krašto istorinis kultūrinis paveldas. Žinoma, palyginti su 90 metais mūsų yra daug mažiau, bet bendriją turim vis dar apie maždaug 200 narių, iš kurių pusė yra lietuvių, pusė yra istorinių vokiečių. Ir šita tendencija paskutiniosius 5 metus išlieka pastovi. Kas čia yra? Šita yra pagaminta iš gintaro, armėniška abėcėlė. Mano tokia šita asmeninė, aš savo padarau, tokia ne pardavimai, bet tokia įdomu mūsų tos abėcėlė, norėjau pristatyti. Tai gyvena Klaipėdoje armėnai? Gyvena, jo, aktyvus gyvena ir viskas gerai.